Aš galiu keliauti viena, bet dažniausiai kelionėje aš sutinku kitus ir aš turiu bendrakeleivius. Ir herojaus kelionė apie tai, kad aš niekada nesu vienas. Yra toks pasakymas, kad bendruomenė gali pakelti bet kokį skausmą ir išspręsti bet kokią problemą. Kartais nebūtina kalbėti, nes kartais net nežinai, kaip kalbėti, bet būti kartu su kitais, kurie tave mato, gali labai daug ką padaryti, daug ką pakeisti, daug ką įveikti. Toks dalykas kaip patyčios, jis neišsprendžiamas mokytojo kabinete. Vienas su vienu. Nes patyčios gimsta santykiai, grupėje. Lygiai taip pat kaip ir lyderystė. Aš galiu auginti kokią noriu iš savęs lyderį kabinete prieš veidrodį, atėjęs į grupę su bliukšu. Lyderystė gimsta grupėje. Atjauta gimsta santykyje. Grupėje aš pradedu veikti visiškai kitaip. Todėl herojaus kelionė yra apie buvimą grupėje, buvimą sociume ir suvokimą, į ką aš galiu remtis, kam aš galiu būti atrama, kas mane gąsdina ir apie tą keliavimą kartu. Na, per įvairiausius gyvenimo nuotykius.